Šiemet sudarinėjau motinėlį auginimui labai anksti lopšelius. Tai matom, kad dervučių perkelimą aš padariau balandžio 9 dieną ir sudarinėjau viso, čia kaip matom, 19 iš Balžeko motinos perkelinėjau ir 17 Bakfasto iš Amšėjaus. Tai Balžeko pas man yra 5 linijos dirbtinai vaisinta motina, o Bakfasto Amšėjaus yra normaliai, natūraliai apsivaisinusi motinėlė. Greičiausiai F1 linijos nežinau, bet man pakankamai patiko, pakankamai gerai žiemojo. Kas tokio ypatingo, kai perkelinėjau lopšelius, lervutes, sakykim taip, pastebėjau, kad Balžeko motinos auginamos bitės daug daugiau pienelio buvo lervutėse negu kad Bakfasto. Ir vėliau po, sakykim taip, išvedimo ir matom, kad 20 dieną 3 išsirito, 21 dieną išsirito likusios 21 motinėlė, čia įskaitant, kad ir Balžeko ir Bakfasto. Tai sumoj iš paruoštų 31 lopšelių išsirito 24 motinos. Iš tų 24 galima pažiūrėti, kiek iš viso yra išsiritusių motinų svoriai. Tai čia pirmos 3 motinos, kurios išsirito. Pirma Bakfasto svoris 1,73 mg, antra, trečia yra Balžeko 2,31, 2,38. Tikrinau kažkur tai buvo 20 diena apie 19 vakaro. Ir tada jau 21 dieną 19 vakaro matom nuo brūkšnio visus likusios 4 ir iki 26 numerio. 2 išbrokavau motinas visai, nes viena lopšelėje užšalo neišsivystė. Neaišku dėl ko, gal aš sušaldžiau, gal dar kažkas tai. Ir viena motina tokia gavosi 103 mg, labai maža, tai aš ją iškart išbrokavau. Dabar į tos skaičius, jeigu pažiūrėt, atrodo kai kurie labai maži, tai yra mažiau netgi negu 190 mg. Bet aš manau, kad tai nėra didelė problema, nes motinos ritosi nuo 20 iki 21 dienos ir tos, kurios vėliau 21 dieną išsirito, jų svoris vidutiniškai didesnis, o tos, kurios dieną išsirito anksčiau, jos jau gavosi, kad sverti reikia 4 valandas po išsiritimo, o aš tik tai 21 dieną 7 valandą vakaro visas išiminėjau. Tai gaunasi para nuo 20 dienos praėjo ir dėl to svoriai galbūt įtakoja svorius. Bet bendrai, jeigu pažiūrėti, tai Bakfasto vidutinis 11 motinėlės svoris yra 192 mg, Balžeko motinos 13 vidurkis yra 197 mg. Tai vidutiniškai, galima sakyti, kad bakfastinės motinos vidutiniškai 3% mažesnės. Čia išrinkau pačias geriausias. Bakfasto 10, 12, 22, 14, 25 didžiausias svoris ir Balžeko 3, 21 ir 2. Tai 3 yra 238, 21 yra 236 ir 2 pagal svorį yra 231. Dabar iš bakfastinių, jeigu didžiausias svoris 10, 12, 22. 10 yra 210, 12 211 ir 22 tai yra 204.
Tai va, tai jeigu šitos skaičius lygint, tai vidutiniškai apie 20-25 mg mažesnis motinos bakfastinės, jeigu imti maksimalų svorį. Tai yra kažkur apie 10% nuo maksimaliai didelių balžiakų motinų. Nu, vat, ir antras dėjimas yra padarytas balandžio 16 dienos. Į auklės perkėliau 17 dieną ir jau į izoliatorių sudėjau 21 dieną. Tai iš viso buvau pridėjęs apie 14 vienet lopšelių, iš jų tik 9 priėmė. Na, žiūrėsim, kiek išsiris. Šiaip, iš principo, čia iš 36 lopšelių gavosi 24 motinos, čia iš 14 lopšelių 9 priėmė. Na, žiūrėsim kaip toliau. Gal truputį apie starterį. Tai starterį aš sudariau 9 balandžio iš 4 rėmelių Dadano. Viskas.